Kodėl Amerikos naikintuvų pilotai puldavo vokiečių pašto traukinius tik tam, kad įsitikintų, jo paštas vis tiek būtų pristatytas? Matote, sąjungininkai turėjo propagandos problemą. Skrajučių mėtymas virš Vokietijos miestų buvo lengva užduotis. Jie išmėtydavo milijonus skrajučių. Tačiau visi žinojo, kas yra iš dangaus krintanti skrajutė. O nacistinėje Vokietijoje ją privalėjai tuoj pat perduoti valdžiai. Todėl žinia retai pasklisdavo. Tačiau gauti už antspauduotą laišką buvo kas kita. Žmonės pasitikėjo Vokietijos paštu. Todėl OSS sugalvojo absurdišką planą. Naikintuvai atakuotų Vokietijos pašto traukinius ir paskleistų netikrus pašto maišus aplink nuolaužas. Kai atvykdavo pašto darbuotojai, jie manydavo, kad maišai buvo išmesti per ataką ir tiesiog pakraudavo juos į kitą traukinį. Tada laiškai keliautų per pačią Vokietijos pašto sistemą būtent taip, kaip buvo numatyta. Šie laiškai atrodė visiškai autentiški. OSS suklastojo pašto ženklus su Hitlerio atvaizdu, nukopijavo tikrų miestų esančių kiekvieno traukinio maršrute ant spaudų žymes ir paėmė 10 000 vardų iš Vokietijos telefonų knygų, kad kiekvienas vokas būtų adresuotas tikram žmogui. Šiuose laiškuose buvo padirtas pogrindinis laikraštis, vadinamas Das Neo-Deutsches Land. Jis buvo kruopščiai sukurtas tam, kad įtikintų paprastus vokiečius, jog pasipriešinimo judėjimas jau egzistuoja ir kad Vokietija pralaimi pasaulinį karą. Amerikiečiai tai pavadino operacija Cornflakes, nes laiškai turėjo atkeliauti kartu su pusryčiais. Vien tik nuo 1945 m. vasario iki balandžio buvo surinkta 10 misijų, kurių metu buvo numesta daugiau nei 300 pašto maišų su maždaug 100 000 suklastotų laiškų. Niekas tiksliai nežino, kiek jų pasiekė adresatus, tačiau vokiečiai galiausiai pradėjo įtarti. Iš dalies todėl, kad telefonų knygos buvo pasenusios ir kai kurie laiškai buvo pristatyti kariams, kurie jau buvo žuvę tame pačiame kare, apie kurį laikraščiai rašė, kad Vokietija jį pralaimi. Jei jums patinka tokios karinės istorijos, prenumeruokite žemiau.